buvo smagi ir ganėtinai įtempta. Atsikėlėm ryte po ganėtinai sunkaus skrydžio vakar, kadangi esu pirmą kartą Anglijoje, Londone, tai visai viskas buvo smagu. Ryte atsikėlę sočiai pavalgėm, tada išėjom į areną ir arenoje iš pradžių stebėjom Milwaukee Bucks treniruotę, kas buvo labai smagu iš arti pamatyti, kaip jie sportuoja. Tada turėjau laisvo laiko pavaikščioti po areną, pažiūrėti, kaip ten viskas atrodo iš išorės. Tada atėjo New Yorko Knicks eilė treniruotėj, tai stebėjom jų treniruotę. Pamatėm daug krepšininkų, Milwaukee Bucks ir New Yorko Knicks. Ar pažinojai krepšininkus kokius nors, kurie tam buvo aikštelėje? Ką pažinojai? Carmelo Anthony. Amaras Stoudemire, Carmelo Anthony, Timo Hardaway, Shane Larkiną, Zaza Pachulia, galėčiau daug vardinti. Labiausiai patiko tai tos treniruotės abiejų komandų. Įdomu buvo pamatyti, kaip ten jie sportuoja, tos NBA žvaigždės iš arti, įdomu buvo pasižiūrėti. Treniruotėj tai labiausiai laukiau New Yorko Knicksų žvaigždžių, tai Carmelo Anthony ir Amaras Stoudemire.